Sveiki! Matematikos TV kanalas kiekvieną trečiadienio vakarą su jumis. Esame tam, kad matematikos uždavinius spręstumėte patogiai, efektyviai ir be streso. Šį mėnesį skirsime trigonometrijai ir Saulei. Kodėl Saulei, atsakysiu šio video pabaigoje. O dabar pereikime prie dviejų trigonometrijos uždavinių. Skaidrėje matote abu uždavinius. Noriu, kad dabar sustabdytumėte video ir pabandytumėte išspręsti patys. Skirkite tiek laiko, kiek jums reikės, bet būtinai pabandykite. Po to bus pateikti sprendimai. Ačiū visiems, kurie bandėte spręsti. Pirmo uždavinio atsakymas yra 3. Tai yra 2014 metų uždavinys ir jeigu jį sprendėte, turite 1 egzamino tašką. Antro uždavinio atsakymas yra 1/2. Pereisime prie kiekvieno iš šių uždavinių sprendimo. Uždavinio sąlyga skambėjo sinus alfa minus kosinus alfa padalinta iš kosinus alfa lygu 2. Prašo rasti, kam yra lygus tangentas alfa. Šis uždavinys turi 2 sprendimo žingsnius. Pirmasis žingsnis įsiskaidom trukmeną į sinus alfa padalinta iš kosinus alfa minus kosinus alfa padalinta iš kosinus alfa lygu 2. Kaip šitą vietą išsiskaido? Tai trukmenos pirmą narį daliname iš vardiklio, minus antras narys vėl daliname iš vardiklio. Jeigu šią trukmeną sutrauktume, gautume lygiai tą patį, ką turim sąlygos pradžioje. Antrasis žingsnis būtų, kad mums reikia žinoti tangento formulę, kuri yra lygu. Tangentas lygu sinus alfa padalinta iš kosinus alfa. Taigi, į pirmąjį narį įsistatom tangento formulę ir gauname vietoj sinus alfa padalinta iš kosinus alfa, gauname tangentas alfa minus. Tuomet kosinus alfa iš kosinus alfa turime vienetą lygu 2. Toliau jau viskas labai paprasta. Minus vienetą keliame į kitą pusę, pridedame prie 2 ir gauname 3. Antrame uždavinyje turime sąlygą sinus alfa plus kosinus alfa yra lygu šaknis iš 2. Ir mūsų prašo rasti sinus alfa kart kosinus alfa. Šio uždavinio sprendime vėlgi yra 2 žingsniai. Pirmasis, abi pusės keliame kvadratu. Kam to reikia? Taip uždavinį spręsti yra paprasčiausia. Kai pakeliam kvadratu abi pusės, šioje pusėje kairėje gauname sinus kvadratu alfa plus 2 sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadratu alfa lygu 2. Kaip aš čia pakėliau, tai būtų formulės pritaikymas a plus b pakelta kvadratu yra lygu a kvadratu plus 2ab plus b kvadratu. Toliau mums reikia žinoti trigonometrinio vieneto tapatybės formulę, kad sinus kvadratu alfa plus kosinus kvadratu alfa yra lygu 1. Įsistatome vietoj sinus kvadratu alfa ir plus kosinus kvadratu alfa vienetą ir gauname vienetas plus 2 sinus alfa kosinus alfa yra lygu 2. Toliau belieka tik susitvarkyti reiškinį. Vienetą su minusų ženklu keliu į kitą pusę ir gaunu 2 minus 1, tai vienetą. Ir ką aš toliau gaunu, kad sinus alfa kosinus alfa yra lygu 1/2. Atsakymas 1/2. Kam šios užduotis pasirodė per lengvos, kviečiu sudalyvauti šios savaitės iššūkyje. Skaidrėje matote matematikos uždavinį. Sustabdote video, nusirašote sąlygą ir bandote išspręsti. Jeigu tokią užduotį ar panašią gausite šiemet egzamine, už ją bus skiriama 3 taškai. Linkiu sėkmės sprendžiant. Atsimenat, video pradžioje žadėjau pasakyti, ką bendro turi trigonometrija ir Saulė. Taigi atsakymas būtų toks. Saulė skleidžia šviesą, kurią mes matome nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Šviesa keliauja bangomis. O trigonometrijoje šias bangas mes vadiname sinusoidėmis ir kosinusoidėmis. Šiam kartui būtų tiek. Su jumis buvo matematikos studijos egzaminas be streso vadovė Diana Vaitkevičienė. Iki kito trečiadienio vakaro. Iki!